su kaspinais. Nu, norėtų tims nor vienu. Aiškiai duodam komandą, pirmyn jajam į Punską. Lietuvaičiai žygin eina ir užtraukia linksmą dainą. Tu lietuvi ar žinai, žengia dvasios milžinai. Tu lietuvi ar žinai, žengia dvasios milžinai. Girgžda su girgžda, medinės pirtys, leidžia skylą laukais. Bėga, atbėga, mediniais tiltais, pasakojai vaikai. Tunda maži žirgeliai, mediniam pasagėlėm, per pievą, per lauką žalią, per drėgną kranto smėlį, pasibalnoja medinius žirgus, lekia, lekia kiemais. Kiemais medinius žirgus pasibalnoja, lekia, lekia laukais. Tunda maži žirgeliai, mediniam pasagėlėm, per pievą, per lauką žalią, per drėgną kranto smėlį, pasibalnoja medinius žirgus, lekia, lekia laukais. Aš taip pat jūs sveikinu, labai malonu, klausykit, jau truputį esam pavėlavę, žinokit, žagarai mūsų laukia, bet aš manau, iki 12 valandos mes spėsim. Taip, kad važiuojam dabar į Žagarosą, Žagaros 12 valandą yra mišos, ten bus tokia gegužinė ąžuoliukas vadinimas, toliau važiuojame į Burbiškes, ten taip pat prie Vytauto paminklo bus vadinamas ąžuoliukas ir toliau Kampučiai prie kovo 11, ir pagaliau vakaronė bus Punske. Taip, kad o rytoj rytą Lenkijos laiku 9 valandą prie bažnyčios jūs norės pasveikinti mūsų parapijiečiai ir Valsčiaus gyventojai. Taip, kad sėkmės jums gero žygio. Labai turim skubėti, kadangi nedaug laiko jau turim. Gerai. 9 valandą.
Esame visi kartu čia susibūrę prie Viešpaties altorių prisiminant 10 metų, kaip tos karietos arkliai riedėjo tomis pačiomis gatvėmis, o ypatingai vyresni žmonės labai gerai patys atsimena, kaip jie galbūt patys kažkada tai važiavo į bažnytėlės, prie bažnyčio rišo tos arkliukus, girdė, arba kaip užuodavo į atlaidus, tai toksai labai gražus mums jauniems žmonėms gražus pamatymas, kas buvo mūsų istorijoje, ką mūsų seneliai darydavo, o vyresniems žmonėms gražus prisiminimas, galbūt kažkoks mielas prisiminimas širdį jaudinantį akimirką, kada matome vėl tus arklius jojančius prie bažnytėlės sustojančius. Tad melskime šiandieną vieni už kitus, prašom, kad Viešpats Dievas palaimintų tą gražią arklių piligrimystę, kuri šiandieną vyksta iš Lietuvos į mūsų kraštą, čia gyvenančius lietuvius aplankant, ir taip pat prašykime palaimus, kad mergelė Marija visą laiką būtų su mumis. Gerbiami gyventojai Dusnyčios, Žagarų, matau ir iš Punsko yra, ir iš kitų vietovių, taip pat sveikinu širdingai tautiečius atvykusius iš Prienų choro, o visų pirma, tai
šio renginio kaltininkus yra žirgininkus. Lygiai prieš 10 metų buvo toks sumanymas, kaip kartas Veisiejose vyko Artojų šventė, nu ir ten ir iš Punsko dalyvavimas ir vas už tuom gerbiamo Ramūno sumastėm, kad visgi reikia padaryti tokį žygį Skubėk žirgelį. Nu, aišku, jau buvo Punske ir visam krašte ir reiškia, atvažiavę ir mašinom, ir pėsti, ir dviračiais, bet dabar sugalvojom žirgais. Bet aš manau, už kiek laiko bus ir lėktuvais, kad atskris. Nu, tikrai, geriau, kad ne. Tikrai, iš tikrųjų, aš manau, kad mūsų toks tikslas šio žygio, kad visgi mes suvienytum Lietuva ir mūsų kraštas, tai yra nedalomas. Anksčiau mes užsukėm į Seinus, į Žiburį, ten buvo pasodintas ąžuoliukas į konsulatą, bet dabar, kadangi pasirinkom kitą kelią, toliau vyksime į Žagarus, ten prie Vytauto paminklo bus pastatytas, reiškia, pasodintas Burbiškėse pasodintas ąžuoliukas ir toliau Kampušiuose prie kovo 11. Ir iš tikrųjų labai gerai, kad aš tai labai ačiū visiems gyventojams, visų pirma, kad čia suvėjo. Prisimenu prieš 10 metų, kai kartas toks pats oras buvo, gal tokia pati diena buvo. Labai gražu buvo. Ir taip, kad tikrai visiems, kurie atėjo, ačiū. Visų pirma, dėkoju gerbiamam Petrui, kadangi šiandien gerbiamas Petras kunigas turėjo būti, žinokit, Elke. Bet pasirinko šitą. Tikrai ačiū ir mes jam visų pirma paplokim. Tokias yra žygio išleistas medalis, Lazdijai Punska, Skubėk žirgelį. Ir norėtų kaip po pirmam uždėti. No. Nejaugi, bet Ačiū, Poli. Ačiū labai. Ačiū. Taip pat, tai reiks prajaudyti. Taip pat, ar čia yra ugnigesių vadas? Yra vadas ugnigesių. Ten yra, prašom. Labai ačiū, tikrai. Žinokit, pirmą kartą atvažiavau, pas jį atvažiavau. Žinokit, jis turi iš mano krašto žmoną ir dar klasiokė. Gerai, ačiū tau. Ačiū labai. Ir dar Anėlė Jančiulienė yra tokia ponia, yra taip. Ji visada, žinau, kad visada vaišina, visada labai malonu ir man norėtume ir medalių uždėti. Tai aš va ir su lauktuvė. O, jas. Sako, leidės priėmėm bažnyčiom. Troškantis pagirdi, tai kompotas iš mūsų sodo, o pyragus moteras pridėti. Gerai, tai ačiū labai. Ir dar vieną, nežinau, kas prisidėjo, tikrai nežinau, visi, manau, prisidėjo, bet visų pirma, Janutei Macikonieji norėtų teikti ir medalį. Kadangi, žinokit, į šitą kraštą labai, žinokit, laiko ir kad čia būtų lietuviškumas ir viskas. Tikrai aš šitą matau iš toliai ir labai malonu, kad iš mūsų krašto tie ir čia šveidžia lietuvybę. Ir taip pat norėtų uždėti medalį. Ačiū labai. Ir albumą. Ir tikrai dar kartą visiems ačiū labai ir pagal Lietuvos himną vardan Lietuvos vienybė težydė. Ačiū labai jums, laikykitės. Tas dešimtmetis atrodo, kad tik pusė metų prabėgo ar keli mėnesiai, tokia pati graži diena, tie patys žmonės prie kelio stovi, atrodo, kad va, taip neseniai viskas, atrodo, sodinom vieną ąžuolą, dabar reikės kitą, gal jis ilgiau gyvens, gal daugiau žmonių matys. Ir norisi pasidžiaugti ir dėl to randam laiko tarp tų dviejų kraštų, kaip ir beveik kaip ir vieno žemės, kaip ir viena šalis praktiškai. Tai tas medis, kad atsimintų mus tokius paprastus ir kartu nepaprastus, būkim kartu draugiški ir vienikim abidvi mūsų valstybės, abudu kraštus kaip vieną kraštą ir kviečiu visus pasodinti šitą gražų medį mūsų visų atsiminimų ir draugiškumo simbolį.
vandenukų užsilaikyti. Kad nenulpūtų. Bet Tai kunigas palaikysiu, kad ten nukreipti. Po savaitės grįšim. Nesvarbu, kur gimei, nesvarbu, kur užaugai, nesvarbu, kokią kalbą geriau žinai, bet svarbu, ką jauti, ką savo širdį saugo. Tik svarbu, kuo išliksi tu amžinai, bet svarbu, ką jauti, ką savo širdį saugo. Tik svarbu, kuo išliksi tu amžinai. Kiek pievoje gėlių, tiek pasaulyje tautų, bet Dievas tau paskyrė išlikti lietuviu. Tiek pievoje gėlių, tiek pasaulyje tautų, bet Dievas tau paskyrė išlikti lietuviu. Šis troškimas nėra visiškai juk naujas, nepamiršk, kuo esi, nepamiršk sesės brolių, tavo gyslomis teka lietuviškas kraujas, užgrūdintas mūsų senolių. Tavo gyslomis teka lietuviškas kraujas, užgrūdintas mūsų senolių. Tiek pievoje gėlių, tiek pasaulyje tautų, bet Dievas tau paskyrė išlikti lietuviu. Tiek pievoje gėlių. Labai gerai, kad jūs tikrai ačiū labai. Visų pirma, ačiū Šeniūnį. Kur čia yra Šeniūnė? Va čia yra. Paplokime, ne? Tikrai, kad jį labai gerai suorganizavo ir visiems gyventojams. Ir Žukauskų Jonų, taip, Jonas kašė duobė, taip? Jonas Žukauskų kašė duobė, ateik Jonas. Ir šitas ir anos, jeigu ateina, anos Jonas, žinokit, ir visada minėdavo žirgus ir dažnai atvažiuodavo žirgai ir pačitikdavo. Čia su manim yra Ramūnas, kur mes, žinokit, prieš 10 metų sumanėm šitą žygį, skubėk žirgel, tai buvo Veišiai šartojų šventė. Ir sakom, darom žygį ir darom, ir 10 metų. Taip, kad visų pirma, labai ačiū jūsų Šeniūnį, palkyk Ramūnai. Ir žinokit, uždėsim tokį atminimo medalį. Dėsim čia, žinokit, va. Ačiū. Prašom, darykit dar nuotraukas. Žinokit, pieno nebus jau po 10 metų. Laukė namito ir bartakumelė, o šitų mes negalima. Antras yra Žukauskas Jonasas, kad duobė kašė. Visiems daug kasėm. Aš ir Jonas.
Jau vienas įskaito, dubės nekasė. Dviese. O, gerai, dova ir dar bumas. Gerai. Ir kitam dar Jonui, pas kurį, žinokit, pirmas atvažiavau, sako, viskas darysim čia tiek su Šeniūnų kaimu. Tai noriu po Jonų tiek. Va. Jonų, tiešim tavo medalį atmint, sveikas yra žirgus ir visada buvo malonus tavim bendraus. Ir su tavo žmonu yra žmona. Ir dar, žinokit, jau tik vienu, žinokit, žinot, ką medalį teikšiu vieną. Valdui Žukauskui. Tiek, aš pasakysiu kodė, kad ties, žinokit, šitą kraštą labai garšina ir tas žmonės atvažiuoja. Ir tik visa Lietuva važiuoja pasakyti, žinot, į Varsišis. Nu, Valdui, tau ir žmonės. Ačiū labai ir tikrai, aš nežinau, tai Ramūnas, toliau, kad Ramūnas keletą žodžių pasakės. Labai malonu, mes čia irgi buvo kitam žygyje, kaip pasišventė būna čia prie to ežero. Gražiai pabuvom, labai viską atsimena, kaip grįžom, aišku, bet nepakartojom ir nusprendėm, kad reikia privalu tas ąžuoliukas pasodint, kad tokios vienybės simbolis būtų. Atvažiuosim laistyt, prižiūrėti Jonai, netoli gyvenime. Tik kad visų nakvynė, dienų dvi, bet pabūsim. Tai siūlau visiems kartu pasodint tą medelį ir prižiūrėti, kad būtų kuroj vietoj susitiksime. Sveiki! Nu ir tave pakelsi. Pas mane bitės augina. Bitė auga. Per geros bitės. Va, ir išjautė iš karto ir žirgas. Nu dar aš pataisysiu. Sako, obliuokit, vaikai tėvas su kirviu palinkis. Nebuvus vėl grįžti šitą Kampuočių nepriklausomybės alėją, šitą mišką, kurį žina medelį, mes patys pasodinom pirmo žygio metu. Šiandien vėl mes sodinam ąžuolą,
kad gerbiamas šios sodybos ir gamtos šeimininkas mums leis čia atvažiuoti, pažiūrėti, pagloboti tą žuliuką ir mes bendrom jėgom bandysim saugoti ir kurti tą visą mūsų nepriklausomą ąžuolyną tarp mūsų dviejų kraštų. Ačiū labai. Sakė, išaugs puikus ąžuolynas. Ačiū labai, kad atvažiuojat, kad lankot, kad jums šitas kraštas dar yra brangus, bet taip pat tas ąžuolas jūs įpareigoja, kad dažniau lankytis. Tai va, būtent, kad tas prašymas mūsų leis čia kartais viskį jį palaistyti, tai va, čia ir parašyta. Tiesiog nurodymai. Apdovanojimas šeimininkas aukso medaliu. Medalių už leidimą naudotis žodžiu, pažiūrėk. Tas žygis vadinosi Skubėk žirgelį ir gal ir padainuojam čia dabar. Skubėk žirgelį. Laukai ir moja mums beržai, mergelė tu mana, rūtelė tu žalia, gana čia tau ribot, gana čia tau voliot, šviesos šalia šviesot, jau laikas jod vėl jod. Nu ir jojam, ačiū, jau, ačiū visiems ir jau, ir važiuojam, jau, važiuojam. Jau ruduo nudažo medį, jo lapus į auksą verčia geltona spalva. Paukščiai išskrenda į pietus, žmonės juos palydi žvilgsniu, liūdesio pilnu. Auksas byra man po kojom, žmonės kažkodėl nušluoja geltonus lapus. O ruduo visai negaili, medžiam savo gelsvo aukso juos stebiuos. Ruduo aplanko mus kasmet ir barsto auksą nuo šakų. O vėjas neša jį gatve tokia tuščia. Atverk duris ir langines. Ruduo aplanko mus kasmet ir barsto auksą nuo šakų. O vėjas neša jį gatve tokia tuščia. Atverk duris ir langines. Jau ruduo nudažo medį, jo lapus į auksą verčia geltona spalva. Paukščiai išskrenda į pietus, žmonės juos palydi žvilgsniu, liūdesio pilnu. Auksas byra man po kojų, žmonės kažkodėl nušluoja geltonus lapus. O ruduo visai negaili, medžiam savo gelsvo aukso juos stebiuos. Ruduo aplanko mus kasmet ir barsto auksą nuo šakų. O vėjas neša jį gatve tokia tuščia. Atverk duris ir langines. Tai papasakokit, koks čia yra žygis, nuo kokio taško į kokį tašką reikėjo tik. Nu tai čia dabar yra 10 metų tokis jubiliejus to žygio, kur kadaise prieš 10 metų jojom iš
Lazdijų į Punską, dar tada buvo ir siena, ir čia reikėjo baisių derinimų, čia va Ramūnas prezidentas Žirginykų klubo Lazdijų, o idėja tai kilo šitam žygiui Vaičiulio Jonui valsčiaus sekretoriui ir mūsų prezidentui, kadangi Lazdijuose, Veisiejuose vis vyko tokios arkliais arimo varžybos, kurių reta pasaulyje. Ten jau 16 metų pas mus vyksta. Tai va, jie susitiko ir nutarė, kad reikia daryti žygis. Nu, tai čia paskui važinėjom, žiūrėjom, kaip čia susideryti reikia. Čia ir tų pasų reikia, ir veterinarijos, ir sienos pasienio leidimų visokių. Va, Vitas filmuotojas buvo, yra net filmas sukurtas irgi apie šitą žygį. Nu, dabar suvėjo 10 metų, kaip tas žygis buvo. Nu, tai turėjom pakartot. Prieš 10 metų ir Juozas atsimena, kad stovėjom visi ir verkėm Punske. Prie bažnyčios. Prie bažnyčios.
žirgelį. Čia visi iš Lazdijų krašto, kiek suprantu, arba ir biskį gal ir iš kažkur toliau. Bet aš norėčiau labai padėkoti visų pirma visiems, kurie prisidėjo prie šitos šventės, kurie kartu su mumis prieš 10 metų, atsimenat, buvo čia pas mus atvykę jūs, gal ne visi, daugiau buvo ir iš mūsų krašto. Tiesą pasakius, labai mes gailėmės, kad 2 mūsų žirgininkai jau išėjo į napus. Tai Krakauskas Izidoras ir Leonas Cirušis, kurį neseniai palaidojom. Labai gailėmės, kad tarp mūsų jų nėra. Amžinatilsį tiems žmonėms. Labai džiaugiuosi, kad čia dabar gausiai yra visi susirinkę ir kadangi padėkos, tai mes norėtum pirmus medalius šito žygio įteikti būtent mūsų partneriui, galima sakyti, ir amžinam partneriui, tai Lazdijų rajono savivaldybei. Su mumis yra ponas Salatka, vicemeras, taip kad tikrai dėkojam labai už bendrą organizavimą šito šventės, o Jonas uždės medalį. Ačiū Jums labai už bendravimą. Ne tik šiandien dieną, bet už visus laikus. Ačiū labai. Kadangi prieš 10 metų čia buvo tarp mūsų ir kurie šiandien yra, tai būtent Rutelionis. Ir prašom labai čia pas mus, bent jau ateik. Ačiū Jums labai. Tarp mūsų yra ir klebonas, kuris mums visada talkina prie visų švenčių, bet vikaro nematau. Jeigu būtų vikaras atėjęs čia arčiau, tai labai kviečiu. No, nebus vikaro. Klebonė, ačiū Jums labai. Ai, klebonas sako, kad irgi mylėtojas ne mergų, tik tais arklių, taip? Mums labai gražiai groja ir visada talkina mūsų šventėse ir ne tik šiandien, bet kada tik tais paprašom. Tai būtent tėviškės aidai, ačiū labai ponui Gediminui Kraužliui, ačiū labai už šitą puikią muziką. Ačiū Jums vyrai, o kur mergos visos? Yra. Ploja, mergos ploja. Ačiū. Dabar yra tarp mūsų ponia policininkė labai, kurią norėtum kviesti. Zapraszamy panią Matelę, która przy wszystkich świętach tutaj jest z nami. Chcemy wręczyć dla pani medal. Naprawdę dziękuję za opiekę nad naszymi uczestnikami tego święta. Zapraszamy. Brawo! Dziękujemy bardzo dla wszystkich służb i policji, i straży pożarnej, i służb medycznych, także dziękuję bardzo za opiekę. No dobrze, dziękuję. Dziękuję. O dabar visiems žirgininkams, kurie atvykę pas mus, mes turim medalius. Kartu Jonas su vicemeru, taip, tai padalins, bet mes norėtum labai paprašyti mūsų klebono, kad tuos medalius ir žirgus pašventyti mūsų klebonas. Ponas kunigė klebonė, prašom labai. Porą žodžių tartų vicemeras, prašom labai. Sveiki žygio dalyviai, sveiki punskiečiai. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų kraštuose yra puoselėjamos senosios žirgininkystės tradicijos. Tai labai dėkoju šio žygio organizatoriams, dėkoju Ramūnui Buinauskui, dėkoju Punsko valdžiai, kuri taip gražiai prisidėjo prie organizavimo ir taip gražiai priėmė mūsų žygeivius. Ypatingai dėkoju Jonui Vaičiuliui, kuris pas mus nekartą buvo atvykęs ir derino šio žygio detalės. Ir labai dar džiaugiuosi, kad mes turim tokį partnerį, Punską, Lietuvos partnerį, Lazdijų savivaldybės partnerį. Mes taip gražiai bendraujam, kad kai atvyksta Punsko delegacija į mūsų šventes, tai mes net nesakom, kad svečiai atvyko, sakom, kad namiškiai jau čia. Tai labai ačiū Jums už gražų priėmimą ir visiems Jums linkiu toliau puoselėti tradicijas, visiems linkiu sveikatos, geros nuotaikos ir gražaus gyvenimo. Ačiū Jums labai už gražus palinkėjimus. Tikrai
Ramūnas Buinauskas. Prašom labai, čia visada mūsų geras draugas. Tikrai dėkojam labai už šventę ir Jonas, su Jonu jie dažnai labai bendrauja ir labai daug gerų minčių visada turi. Prašom labai. Sveiki visi, dar kartą norėčiau padėkoti, kad radom laiko susitikti, pabūti kartu. Ir čia nuo visų žirgininkų norėtum padėkoti ir ypatingai Lazdijų rajono savivaldybei už pastangas, eilinį kartą organizuojant šitas gražią šventę, Punsko valsčiui, kur randam visą laiką bendrą kalbą, sukalbėjimą, iš pusės žvilgsnio suprantam, ko siekiam, kad visiems būtų gražiau, kad gražesnė šventė, kad padėti vieni kitus savo žirgelius. Tai ir va čia mes turim tokią dovanėlę, ypatingai Jono Vaičiuliui, va čia visų žirgininkų, kurie dalyvavo žygyje su parašais, autentika, pasirašyta, kas dalyvavo ir maloniems prisiminimams, tai va būtent Punsko valsčiaus sekretoriui gerbiamą Joną Vaičiuliui nuostabius prisiminimus atminant nuo Lazdijų žirgininkų. Tai jiems ir gerbiamui Salatkai Lazdijų rajono vicemerui taipogi nuotraukėlė iš žygio akimirkų, kaip išvažiavom iš Lazdijų hipodromo naujojo, su visom akimirkom ir visus tos reginius, kad matytų ir jaustų, kad mes kartu su jumis. Ačiū labai. Taipogi dar norėjau padėkoti ypatingai irgi eilinį kartą mums padeda kaimo sodybos Šilainiuose savininkas, gerbiamas mūsų Albinas, tai jam dovanėlė, kad atšvaitai reikalingi, policija gal ir nenubaudė, bet kitą kartą reikia būti pastebimim. Tai mažos dovanėlės su mūsų klubo inicialais šito žygio ir prašom apsirengti ir gražiai grįžti ir sūnų taipogi liemenė ir iš karto reikia dėvėti su logotipais visų mūsų saugumą. Sveiki visi čia susirinkę. Gaila, kad ne visi galėjom susirinkti, o dabar su Juozu šneku irgi. Sako, kad jau porą palaidojo, su arkliais išvežė, su žirgais į naną pasaulį siruošį. O šiemet nelabai prisidėjau čia prie to šventės. Prieš 10 metų tai buvau vienas iš organizatorių irgi čia su Ramūnu. Smagu buvo, dabar smagu, kad susirenka tiek pat liaudies, smagu, kad po 10 metų nepamiršo, kad buvo tokis istorinis, politinis žygis, dar sienos buvo uždarytos, tada stovėjo, verkėm čia. Net dabar norisi man verkti, kaip smagu, bet neverksim, geriau juoktis. O iš vis tai atvežiau dovanų nuo, čia kaip sako, kad ir nepolitikuokim, bet nuo Karbauskio žmogaus, kuris Lietuvoje kovojo už blaivybę, tai tarsi Motiejus Valančius. Tad norėčiau įteikti čia tokių kompaktų mokyklom Lazdijuose beveik visom įteikėm, tai noriu dar ir Punsko licėjų įteikti, gal įteiksiu Viršaičiui. Tai čia tokios lietuviškos dainos, na, tegu skamba Punske ir toliau tos lietuviškos dainos. Da gavau laišką iš Vilniaus tokį didoką. Tokis Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga nuoširdžiai sveikina ir dėkoja gerbiamam Jonui Vaičiuliui, Punsko valsčiaus Viršaičio pavaduotojui ar sekretoriui, Anaka, nežinau, už lietuvybės ir lietuviškų tradicijų puoselėjimą, glaudų kaimynišką bendradarbiavimą, žirgininkystės tradicijų puoselėjimą ir saugojimą. Nu ir įteikiam tokį gražų su trispalve sidabrinį gandrą. Tai yra Valstiečių sąjungos aukščiausias apdovanojimas. Toliau apdovanojam visą mūsų šitos istorijos užfiksuotoją, kaip kryžiuočiai nevažiuodavo, eidavo į Lietuvą užkariauti, būdavo metraštininkai. Tai mūsų kaip metraštininkas yra Vytautas, bet jisai neužkariauta eina, bet įamžyt viską. Tad
Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga nuoširdžiai sveikina ir dėkoja gerbiamam Vytautui Babkauskui už Lietuvos žirgininkystės tradicijų puoselėjimą bei saugojimą ir savo gimto krašto gražinimą ir garsinimą. Laikykis. Taip pat sveikinam ir dėkojam gerbiamam Ramūnui Buinauskui, Lazdijų žirgininkų klubo prezidentui, už Lietuvos žirgininkystės tradicijų puoselėjimą bei saugojimą ir už savo gimto krašto gražinimą ir garsinimą. O čia pasirašo Ramūnas Karbauskis. Kviečiam. Dabar sveikinam ir dėkojam Algirdui Motiejūnui už Lietuvos žirgininkystės ir artojų tradicijų puoselėjimą bei saugojimą ir už savo gimto krašto gražinimą ir garsinimą. Karto, Motiejau. Dar nesisveikinam. Sveiki, Vadai. Nu ir sveikinam gerbiamą Vytautą Liškauską, Punsko valsčiaus viršaitį, už lietuvybės ir lietuviškų tradicijų puoselėjimą, glaudų kaimynišką bendradarbiavimą, žirgininkystės tradicijų puoselėjimą ir saugojimą. Gal su Karbauskiu ir nebuvai susitikęs, dar susitiksi. Tad nuoširdžiai dėkojam visiems čia susirinkusiems, susitikim dar po 10 metų, ir kad mūsų gretos būtų dar tankesnės, tokios gausesnės. Sėkmės visiems. Ačiū jums, Punske. Aš taip pat norėčiau visiems padėkoti. Jau čia šiandieną baigėm kelionę. Labai įdomi buvo kelionė. Pradėjome Lazdijų perėjoje ir ten mus Alna pasitiko. Ir aš matau, vienas iš dalyvių yra. Tai tegu ateina ir jam medalį teiksim. Taip pat prašom, Vytautai. Prašom. Iš tikrųjų buvo labai įdomi kelionė. Sodinom ąžuoliukus Dusnyčioje, Žagaruose. Žagaruose taip pat buvo šventos mišios, buvo vaišės visur. Toliau Burbiškėse prie Vytauto paminklo ąžuoliuką pasodinom, tam taip pat gyventojai pasitiko, vaišės buvo, ir Kampučiuose. Ir vienu žodžiu, ši kelionė buvo tikrai, mes norėjom apjungti visą kraštą. Anksčiau prieš 10 metų mes vykom per Seinus, tai ten buvo Žiburys konsulatas. Dabar norėjom, kad ir paimti ir kaimą Burbiškę. Ir vienu žodžiu, kad Lietuva, Punskas, Seinai yra nedalomas kraštas. Ir čia yra vienas iš svarbiausių žygio buvo mūsų, reiškia, mūsų toks tikslas buvo. Tikrai ačiū visiems, visų pirma, žirgininkų klubui. Ačiū viršaičiui Punsko. Aš ir turėtų padėkoti, kadangi jisai tikrai pritarė, sako, darom viską, reikia būtinai Lietuvai. Tai taip, kad ačiū. Toliau savivaldybei Lazdijų, turizmo centrų, visiems, kurie prisidėjo. Bet visi, kaip aš žinau, žirgininkai labai buvo patenkinti mūsų policija. Dziękuję dla pani Matelak jeszcze raz za taką bardzo dobrą ochronę. Dziękuję bardzo. Labai tikrai visur buvo saugu, visi saugiai jautėsi ir aš linkiu jums, kad sugrįžtut į namus visi ir linkėjimus nuo viso Punsko, ar ne tik Punsko ir Seinų krašto. Sėkmės jums, te laimina jūs Dievas. Ačiū labai. Dar norėtume įteikti medalius visiems, eisim prie kiekvieno žirgininko ir uždėšim ant kaklo. Ačiū visų pirma mūsų gyventojams, kurie išėjo iš miškų ir man norėjus pasveikinti. Ačiū labai visiems. Gerai. Dėkui. Gerai. Praktiškai jie čia vieno iš pirmųjų turėjome teikti, bet vis tiek pirmiausia apėjome visus žygio dalyvius. Dabar vienam iš garbingiausių mūsų žygio žmonių, tai mūsų viršaičiui, gerbiamam Vytautui. Sveikinam. Joną jau įteikėm, tai... Gerai, ir dar palinkėti. Tai dar kartą ačiū jums visiems, labai norėčiau padėkoti tikrai gero kelio, geros kloties, gero gyvenimo, laimingų dienų, tegul sekasi jums visada ir visur.
Ir norėtų, va dar yra mūsų žmonių. Tikrai ačiū Jums visiems, kurie pasilikot po mišių čia pabendrauti ir paprašyčiau, kad plojimais pasveikinti ir atsisveikinti mūsų visus dalyvius. Ačiū Jums visiems.